Hebra, davai nedarom nesąmonių. Taip. Ramiai. Mes esam, sakau, mūsų per paskutinius 20-30 metų filmai apie robotus ir mums nereikia to pačio šūdo. Jo, nekartokime Jo. padarytą. Jo. Guess what? It's coming to big screens. No, it's not. Tipo, kad čia jūsų problema. Neklaida, Jo. kost. Kokia čia yra gamyklinė problema. Sveiki visi, su jumis ir vėl aš Austėja iš Kibbles ir sveiki atvykę į naują Tech naujienų epizodą. Grįžo. Šitą iškirsim. Na kągi. Labas, Austėja. Labas, Tautvilai. Smagu vėl čia būti Hebra, savo laidoj. Hebra komentaruose rašė, kad trūksta Austėjos. Kaip jūs laikotės, papasakokit mums komentaruose, visą laiką paskaitom viską, ko nereikia ištrinam. Ne, tipo, rašykit, ką norit, rašykit, tipo, Jo. ar... Žiūrėk, pasakykit mums, ar mes neklystam, jums šitie Tech naujienų vidakai podcastiniu formatu labiau patinka, nei kai aš viena japinu, ne? Nes, kaip matėm, tai realiai ir peržiūromis daugiau. Žmonės laimingesni? Ne, nežinau, tipo, bet real. žmonėm patiko, kad galima pasileisti ir gali daryti, ką nori. Jo, Ir jie džiaugiasi, kad gali, kaip čia pasakyti, jos užima eterį. Jo. Tai smagu mums, kad patinka jums tokie mūsų podcastukai. Neprižadam, kad darysim kiekvieną Tech naujienų epizodą tokį. Dabar mes Čia bandomės. Jo, bandomės. Vėliau gal grįšim prie senojo formato, bet darysim dažnesnius šitus podcastus. Tai tikrai bandysim Galimai. rašyti kartą per mėnesį bent jau Jo. mes tokį. Aš patraudysiu. Jo. Galimai kitą savaitę turėsime svečią. Galimai. Spėkit, kas jisai toks komentaruose. Ir Blemba kas įdomu. parašys Katleris, užblokuosiu iš mūsų YouTube Ne, tikrai kanalą. iškart galiu pasakyti, ne Katleris. Bet kitą savaitę turėsime svečią, kuris galėdosiu biškį hintų. Aš nežinau, kiek, nežinau, žmonės sėdi ar tik tokio dar kažko. Aš žinau, kad tikrai, nusišneku, tik tokio žmonės labai sėdi. Tai žmogus tik tokia daro apie naujienas ir jis pas mus apsilankys. Ir jis jau buvo pas mus svečias, taip? Ne, jis pas mus nebuvo svečias, bet jis buvo pas mus užsukęs, pabendrauti Ai. ir viskas. Dabar tiesiog. Jo, tai va, tai... Turėsim paįvairimų kažką. Aš Jo, nežinau, ar tu paįvairimų. darysi, ar tu norėsi su juo šnekėt, ar man su juo. Pažiūrėsim. Gal turėsim pirmąjį 3 žmonių podcastą šitam kanale? Gal ir ne? Galbūt 3 būtų įdomiau. Nu, būtų visai irgi naujas dalykas mums pabandyti. Gal visai jums smagiai susižiūrėti. Jo. Noriu priminti, kad tai, ką matote čia, galite daryti ir jūs. Mes su Q-Builds įrengėme savo podcast'o studiją. Įrengėme, aš naudoju žodį labai laisvai. Nes mes tą podcast'o studiją perrengiam kiekvieną Modulinė dieną. versija. Jo, jinai pas mus yra tokia, kur mes ją galim išrinkti, pernešti Pernešti, ir panašiai. išnešti, išvežti, Jo, sudėti, sukrauti. jo. Kaip tik tai norisi, taip galim padaryti. Taip, bet jeigu norite su draugais aptarti aktualias naujienas ar kažkokias tai savo įdomias temas ir kad žmonės išgirstų ir svajojate apie savo tinklalaidą, tą vadinamą podcastą, jau ilgai, tai dabar gali daryti pas mus studijai. Tai būtinai parašykit mums žinutę, mūsų Email. kainos labai konkurencingos, galiu pasakyti. E-mailu. Geriausia būtų e-mailu. Jo, Geriausia šiaip per e-mailą parašytumėt oficialiai tai ir- tada, kad nepasimestų tikrai jūsų užklausą. Taip. Mūsų e-mailą tikiu rasit mūsų svetainėje. Šiaip Arba jeigu linkas bus apačioj. Arba linkas jo bus apačioj, info@qbuilds.lt. Taip. Tai jo, mūsų kainos labai konkurencingos, dirbame su profesionalia įranga, kaip matot, kokybė šito videko yra tikrai top notch. Mūsų studijoje taip pat dirba profesionalai, operatoriai ir montuotojai, produceriai, žodžiu, žmonės dėvi daug kepurių vienu metu. Ir jeigu reikės kažką sudėtinti, irgi galim to padėti. Jo, jeigu norit tiesiog mums duoti medžiagą jau nufilmuotą sueditinti, nes nemokat naudotis nei Premiere, nei DaVinci Resolve, nei Sony Arba Vegas neturit Pro. laiko. Arba neturit laiko. Kas dažniausiai būna? Jo, tai lygiai taip pat galite persiųsti mums. Žodžiu, pradėjome tiekti medijos paslaugas, galiu tai pasakyti. Tai jeigu kažko reikia, su tuo susijusio, kreipkitės į mus. E-mailas bus apačioje. Taip. Na kągi. Oh my Ar god. girdėjai apie search engine? Ne. Kągi. Sounds like shit. Bet žmonės labai giria.
Aš Žodžiu. nežinau, kaip tau pasakyti, tipo, okei. Nu jo, bet būtų įdomu išbandyti, man tiesiog pamaina leisti 10 eurų per mėnesį ant search engine. Aš nežinau, aš tos geriau 10 eurų išleisiu ant Discordo Nitro. Nu va. Mane vis labiau traukia. Aš geriau tenai išleisiu pinigus ir aš žinau, kad, tipo, tu už tą prenumeratą, kągi, tipo, gauni geresnės kokybės informaciją, kas yra labai... Ir tipo tavo domenų nerenka, tipo. Ja. Į žodžiu, nežinantiems... Tu moki 10 eurų ir nerenka tavo duomenų? Ką tik sumokėjai 10 eurų, tavo sąskaitos numeris, tavo vardas pavardė, e-mailas, vis tiek e-mailo reikia. Yeah. Tai per kurią čia nėra renkama informacija? Dar viena kompanija, kuris sugalvoja kažką tipo... Kažką naujo. Kontroversiško. Mes duodam kokį... Okay. Jo, tai nežinantiems kalbam apie... Sorry, kad tavo mūdą numušiau su savo pesimistišku. Ai, ne, viskas gerai. Aš pati nenoriu mokėti subscription. Tai tu už search engine, tu norėtum už Google mokėti? Ne. Todėl aš ir naudoju Google. Visi naudoja Google. Dėl to yra 90%, nes patogiausiai 90% rinkos realiai kontroliuoja. Jo. Tu Yahoo esi naudojus? Ar esi susitikus žmogų, kuris turi... Bet esu naudojus Yahoo, bet ne savo noro. Nu, tipo, jeigu kažko reikia, tenais prie kokio kompo prisėdi. Ką prirėmė? Ne, jeigu kažkur bibliotekai prisėdi prie kokio kompo ir yra tiesiog Yahoo, tai tu nesinstaliuosi Google Chrome. Ne, Yahoo, tik search engine'as, jie neturi savo... Jo, neturi appsą. Yahoo, tu stoji, turėtų naršyklę dar. Nu, jo. Jo, aš might as well just naudok Mozilla. Jo, aš sumaišiu su Mozilla, bet būna tenais, kai jeigu defaultas tiesiog Yahoo įsijungia, tai tenais tada nepervediniai tipo google.com tik tam, kad pasearchint galėtum. Bet jo, tai žodžiu, yra kągi tokia paieškos sistema, kuri šiaip sukurta buvo 2018, bet išpopuliarėjo pakankamai dar neseniai. Ji yra pagal vartotojų atsiliepimus geriausia šiuo metu esama paieškos sistema. Kodėl? Ji naudoja AI jūsų paieškoms ir kažkaip tenais optimizuoja tas paieškas. Mokytoja turi klausimą. Taip. Ar yra tikimybė, kad jie suklastoja tos visus vertinimus su pačiu AI-u? Galima tokią... Aš nežinau, suklastoti galėjo. Labai lengva. Galėjo kažkiek galbūt nusipirkti to. Nu, tipo, pavyzdžiui, užsakyti straipsnius, nes The Verge netgi apie jos parašė, kad, tipo... Aš nemanau, kad čia yra problema, jeigu tu užsakai, kad apie tai parašytų, aš manau, kad čia yra viskas tvarko, čia yra, manau, tiesiog marketinginis tipo reikalas. It's fine. Jo, nu tai va, aš manau, kad jie nebent tą galėjo padaryti. Tai čia nėra blogai, bet aš manau, kad įvertinimus, tiesiog vertinimus kažkokius, tipo, žinai, nežinau, parašymus komentarų tipo, kaip čia puikiai veikia, aš manau, kad labai galima lengvai nupirkti. Nesakau, kad mes tai darome iš savo klientų, nes mes irgi prašome jų nuomonės ir tą, ką parašo, tą mes ir sakykime, sudedame į puslapį, bet aš tiesiog dabar gyvenu tokiam pasauliu, kur labai yra lengva kažkaip, koks čia būtų gražus žodis, apipist. Jo. Lengviausia, aš manau, šiais laikais labai yra lengva apipist su informacija ir, žinai, tipo, 90%, žinai, pasaulio žmonių, tipo, puikiai gyvena, nu, ne 90%, bet didžiulė masė žmonių naudoja Google ir jiems vapšė, va, ir atsiranda kažkoks kagis, kuris, tipo, galimai yra geras. Nu jo, nu žinai, čia kaip pavyzdžiui ir ten koksai DuckDuckGo yra tas tipo search engine'as. Aš kaip seniai girdėjau šitą. Jo, arba ką naudoja, palauk, žygis yra minta. Ne, naudoja Google, bet naudoja naršyklę Brave. Ai, Brave. Nu, okei. Bet tipo, aš manau, kad žmonės tiesiog visą laiką ieško kažko tai naujesnio ir labiau encrypted, labiau apsaugoto. Tai aš nemanau, kad Kagis yra bloga search engine sistema, nu, tipo, paieškos sistema. Aš nežinau, ar tai yra geriau už Google, nors tiesą pasakius, tai Google'as šiek tiek yra dabar jau prastėjantis, kuo toliau, tuo labiau. Jis vis dar valdo, tipo, realiai visą rinką. O pro kurią vietą? Nežinau, kad reikėtų pasiskaityti faktus, bet kiek aš žinau ir skaičiau iš Reddito, nes va, dar ką norėjau pasakyti apie atsiliepimus, tipo, kad nežinau, ar jie galėjo sufeikinti labai dalį galbūt galėjo kažką nusipirkti, tipo, kad apie juos parašytų, bet aš Redditą skaičiausi prieš šitą naujienų epizodą, tipo, forumus, nu, Kagi serčinau informaciją apie Kagi,
Ir yra ne vienas Reddit forumas, kur tenais IT-šnikai ir panašiai. Ir, tipo, keli šimtai žmonių yra apie tą kagį, parašė, kad, šakė žiauriai gerai, patogu labai, čia ta 10 eurų prenumerata, per mėnesį čia nėra daug, bet, žiauriai geri relevant, search. Bet mes vėl tada grįžtam prie šitos problemos prenumeratų. Kiek galima... Viskas dabar yra prenumeratų. Kiek galima prenumeratų? Mes su Linu šiandien ryte apie tai šnekėjom. Kad belekiek daug... Jeigu tu iš tikrųjų nusipirktum visko, ką tau reikia, jeigu tu naudotum viską, ką tau reikėtų, tai ten ir viskas būtų subscription-based, tai ten, tarkim, paieškos sistema, tada entertainment sistemos, tai yra Spotify, Netflixas, ChatGPT, tavo darbo toolsai, tai yra Adobe, Canva, ten, nežinau, MailChimp, visokie tokie dalykai, tai tu ten štukom išleistum, sakau, ten hostingas, ten koks email, pavyzdžiui, gerai, man ko, tarkim, jeigu nekainuotų, ką aš naudočiau. Mailing systems, MailChimp pavyzdžiui, hostingas, koks nors svetainės, pavyzdžiui, portfolio savo kūriau, tai dabar aš ant free trial susikūriau pakolgas. Tada, tai jo, Netflixas, Spotify'us, tarkim, search engine'as, AI dalykai, Adobe paketas, Canva ir dar something else I don't remember. Tai čia šimtais. YouTube Premium. Ką? YouTube Premium. YouTube Premium, jo, visokie tokie prikolai. Volt Plus. Ai, dabar irgi Boltas pliuto. Tai, Volt Plus ir panašiai. Šito dalyko mes turbūt niekada neatsikratysim. Prenumeratų. Arba jau čia dabar rinka tiesiog, kada prenumerato šiaip atsirado, relatyviai neseniai. Manau, koks 10-15 metų, kai pirmasis prenumeratas pradėjo kilti. Neskaitant ten tų tokių, kai būdavo anksčiau, tas pats Netflixas buvo prenumerata. Jo, Spotify'us realiai prisimenu, kai tik tai Lietuva atsirado Lietuva. Tada turbūt susipažinau su to dalyku. Bet nebuvo dar taip, ta prasme. Jo. Realiai iš tikrųjų pagalvojus, kai gaunam telefoninį ryšį, ne? Tele2. Čia realiai yra prenumerata. Jo. Ai, va, turi kontraktą. Jo, visokie. Pagalvojus mokesčiai kiekvieną mėnesį už vandenį, už elektrą. Čia atrodo yra tas pats kaip prenumerata. Tik tai, kad valstybinės įmonės, žinai, arba leasingas irgi gaunasi, galim irgi pritraukti prie to. Žinai, jeigu ten mašiną pirkia dar kažką. Jo, va dar pagalvojau visokie storage dalykai, tipo... Gerai, Google Drive'as. Drive'ai, aš turiu Google Drive'ą. Man jau reikės pirkti. Man jau reikės pirkti turbūt irgi, nes jau baigėsi mano visiškai ant paskutinio lašo. Naudoju tą savo storage paskutinį. Apple storage irgi man pastoviai neužtenka. Aš jau nusipirkus tą už 10 eurų per mėnesį, man atrodo. Tu suduoji čia visur tą viską susipirki. Tai paskui galvoji, žinai, ar kas... Visą atlyginimą ant prenumerato tiesiog ir gyveni tada fully. Bet tada tu viską turi, žinai. Viską turi. Maisto prenumeratus dar vat. Va, maisto prenumeratai. Irgi yra. Yra. Yra, kur ten maistą užsisakai, kur tau visai dieną arba visai ten mėnesį ten jau turimai. Prenumerata, ten būna iki 500 eurų į mėnesį, ne? Ir tu gauni, ar galbūt daugiau, aš čia nusišneku, bet esmė tame. Aš noriu užsisakyti. Tu realiai gyveni ir viskas. Jo, aš planuoju užsakyti tą maisto prenumeratą, tai galiu pasakyti, kiek kainuoja. Kiek? Mano, pavyzdžiui, pagal kalorijas ir jeigu 3 kartus per dieną valgyti noriu, tai gaunasi 280. Į savaitę? Į mėnesį. Į mėnesį. 28 dieną, ne, 21 diena, nes tik tais darbo diena. Darbo diena. Jo, tai gaunasi, man atrodo, 208 ar kažkas tokio. O kiti gali būti ten ir 400, jeigu tu... Gerai, žiūrėk, kiekvienam žmogui, biškai čia daugiau, nes aš manau, kad galima už 280 eurų pačiam, jeigu gaminant, kažkaip, galima, manau, daugiau, manau, visą mėnesį galėtum. Jo, tai, realiai, man, pavyzdžiui, vienai maistas, jeigu aš tik gaminuosi ir neišleidinėjau ant dalykų, tai aš laisvai galėčiau ten už kokį 100 PM prasisuk per mėnesį. Tai va čia, tas, biškai nukrypama tavo nuo search engine, bet dėl viso prenumeratų dalyko aš manau, kad spatų. Už search engine aš nežinau, kaip reikėtų man, ant kiek turėtų būti geras produktas, kad galėčiau mokėti 10 eurų tik tai už search engine. Yeah. Aš dabar galvoju iš vis apie tokį dalyką, kaip sakyčiau, nereikalinga, tai yra Discord Nitro.
Čia vienintelis dabar dalykas, kur man dabar Kur iš kol kas tikrųjų pradėjau jau visai nori. tvinksėti, jau man taip visai gal geras dalykas. Gal būtų kažkas faina. turite žiūrovų Discord Nitro padovanoti Tautvilui tą free trial my or God. something. Man yra Ne, viskas 3 gerai, kartus Helena. padovanojo. Čia yra conscious decision, čia aš turiu Jo. priimti sprendimą pats jau. Šitą pliusas tas, kągi tos search engine, kad jie sakė, kad jeigu nepatiks jums ta paieškos sistema, jie jums gražins pinigus. Tai jeigu turite 10 eurų, kurių negaila išleisti ir išbandyti, kągi, dar ir laisvai užsisakyti. Įdomu, jie tą turi free prenumeratą. trial. Ir blogiausiu atveju jums tos pinigus turėtų gražinti. Taip, judam prie Apple dalykų, ane? Tai Apple šiaip nepaskelbė, man atrodo, čia labiau spekulacijos yra, bet dar nepatvirtinta, bet galimai Apple laikrodyje 27 metais, tai už 2 metų atsiras kameros. Šitą girdėjau. Šitą girdėjai, ne? Šitą kažkur užmačiau, kad toks Jo. gali būti naudotas įdomus. Jo, tai vienose modeliuose bus tos kameros paslėptos po ekraniuku, o kitose modeliuose, koks palauk yra ten tas geresnis modelis? Ultra Watches. Ultra. Tai bus kamerytė ant Čia. šono, kaip suprantu. Jo, šone. Šone. Nu, tipo ant krašto, jo, čia kur parodė. Tai galit paklausti, kam to kameryčių reikia. Tai tos kamerytės bus naudojamos kartu su AI Intelligence. Apple Intelligence. Intelligence nėra. AI. Apple Intelligence, taip. Jo. Negalima maišyti paprastų AI ir Apple Ir Apple Intelligence. Intelligence, sure. Kad, tipo, matytų not poke the bear. aplinką, galėtų interpretuoti tas AI savaip, duoti tam tikrų pasiūlymų ar kažkokių tai... Nežinau, aš įsivaizduoju, galbūt net ir tokiem paprastiem dalykam kaip orai gali būti naudojama ta kamera ir iš tikrųjų nežinau. Sakė funkcijom ir aplinkos stebėjimai. Tai nežinau. Ir dar beje gali būti, kad atsiras AirPods'ose kamera irgi. What? Bet čia irgi spekulacijos. Apie šitą nelabai dar daug irgi What? šnekama. Bet gali būti, kad AirPods'ose atsiras kamerytės. Jūs garsą padarykit, kad ir bateriją normaliai statykit, o ne kamerą. Dar vieną daiktą bando įkišti į šitą ausines, kuris tiesiog dar daugiau baterijos trauks. Niekada neišlipsim iš ten kokių 5 ar 6 valandų, žinai, baterijos. Davai padarykit, kad būtų 24 valandos ir pamirškite tą kamerą. Ir kameros nereikia. Užteks tų kamerų. Jo, ir plus praeitą savaitę. Ant iPhone'o turi normalių tų kamerų. Jo. Ir dar beje, man atrodo, praeitą savaitę mes vien kalbėjom apie Apple, ar užpraeitą, kada čia, apie tą intelligence melus. Nu, tipo, kad Apple'as pasakė, kad čia žadėjo, kad 16 iPhone'us labiausiai apsimoka pirkti dėl Apple Intelligence, nes bus praeitą savaitę šnekėjom. Nu tai va. Ir dabar pasakė, kad sorry, mes biškai nukeliam Apple Intelligence, mums čia nesiseka. Tai tokie kaip ir tušti pažadai gavosi. Nu bent jau pakolkas. Bet čia nėra official. Ne? Čia yra tiesiog... Jo. Tiesiog gandai, kad galimai bus kažkas tokio. Kažkas vienas reikėtų atsidaryti iš tikrųjų straipsnį. Apple atstovas kažkoks kalbėjo apie tas kameras, jis nieko tiksliai nesakė, sakė, kad dirba prie pritaikymo ir geriausių sprendimų. Tai tipo, nėra taip, kad čia būtų kažkoks, tai žinai, kaip būna fan designs. Ale kaip ir jie, tos kameros tikrai yra planuojamos, bet nieko konkrečiai dar nešnekama. Tai, tipo, kaip ir nežinau. Ką dar gero? Ar tu pirktum laikrodį? Aš norėčiau išmanaus laikrodžio, bet nežinau, ar man Apple reikėtų laikroduko. Šiaip labai fain. Jo, aš žinau, kad patogu ir fain. Labai patogus. Aš kažkada tikrai turėsiu Apple laikrodį. Aš negalėčiau dabar keisti. Ane? Ne. Jeigu reiktų pasirinkti išmanų laikrodį, biški biased, čia mano pirmas Apple laikrodis, bet realiai best ever had. Aš neturėjau labai daug išmanių laikrodžių. Turėjau OnePlus'o, turėjau Samsung'o, bet jie nebuvo tipo tie, kaip sakyt, high-end. Jo, šitie patys tipo geriausi. Yeah. Bet jeigu taip reikėtų rinktis, aš imčiau tik tai Apple, nes labai smooth, visas interfejsas žiauriai smooth, labai gražiai atrodo, labai ryškus ekranas, kas man labai patinka, labai greit reaguoja aš esu padaręs tą, kad kai šviečia saulės, man tada paryškėja, labai greit reaguoja. Tai ir labai geras garsas, jeigu, pavyzdžiui, buvo tokių momentų, kur aš negaliu prieiti prie telefono ir turiu panaudoti laikrodį, kad pakelt ragelį. Tai buvo labai patogu, mane puikiai girdi. Ir jeigu turite šansą nusipirkti arba upgrade'intis į naujesnę versiją,
prašom, ta prasme, jums nebūtina eiti ir pirkti naujausią iš, ką žinau, ten topo centro, Idealo ar dar kažkur. Yeah. Galima per skelbimus susirasti tikrai neblogų variantų, bet niekada nepamirškite, kad gali jūs ir apskeminti, tai būkite atsargus. Yeah. Bet aš rekomenduoju, bet jeigu esate ir Samsungo pusėje, ir vienas iš tų naujausių irgi turi savo Ultra, man atrodo. Tai irgi tikrai geri variantai, bet aš kol kas dabar naudoju Apple produktus. Tai jo, nu, bet aš tiek galiu pasakyti, kol kas iš mano experience'o yra pora minusų, kurias norėčiau galbūt ne dėl laikrodžio, bet dėl telefono, ką norėčiau šį bei tą pakeisti, bet overall kol kas yra geras experiences. Yeah. Nu, Čia buvo reklama ką tik. Aš ką tik pareklamavau Apple'ą. Sponsoras. Never happening. Jo, Never happening. Nieko nesponsorina Apple. Bet aš ką tik padariau pluginą. Yeah, okay. Free. Fair enough. Aš šiaip nesu laikrodžių nešiotoja, aš niekada neturėjau išmanaus laikrodžio. Aš esu turėjus paprastus laikrodžius, bet nelabai būdavau mėgėja juos nešioti. Tai parašykit komentarus, Hebra, ką jūs naudojate, kokį jūs laikrodį naudojate. Ar naudojate galbūt Casio? Best in the biz. Galbūt, nežinau, gal esate biški tokie užšustesni, gal ten, nežinau, Omega kokį nešioja, ten, kur jau eina štukeliam. yeah. Ar naudojate Samsungą, ar ten, kažinau, Huawei, arba Apple'o. Xiaomi, jo. Jo, galbūt tokius laikrodžius. Parašykit komentarus, kokius laikrodžius naudojate. Ir ar jums patogu. Yeah. Nes aš sakau, aš norėčiau išmanaus laikrodžio dėl tam tikrų pliusų. Nu, pavyzdžiui, norėčiau savo miegą sekti dabar, žinai, pažiūrėti, kaip aš ten miegu. Sporto tipo, kad ten mano žingsnius skaičiuotų ar dar kažką. Bet kaip man to išmanaus laikrodžio nereikia. Bet ar aš kažkada turėsiu Apple laikroduką? Tikrai taip. Turbūt nėra. Tai tos ekosistemos. Nėra turbūt taip, kad labai paveiktų tavo gyvenimą. Neturėjimas laikrodžio? Yeah. Ne. Tai va būtent, aš dėl to ir neskubu tenais pirkti kažko. Okay. Galimi atnaujinimai. Kraujospūdžio, tai čia laikrodžiuose. Mes dar liekam prie Apple laikrodžių. Neskaitant kamerų, galimi atnaujinimai bus kraujospūdžio stebėjimas ir vietoj tikslių rodmenų laikrodis stebės pokyčius ir įspės naudotojus apie galimas sveikatos problemas. Toliau baterijos veikimo trukmė. Kuklus patobulinimas dėl geresnio energijos vartojimo efektyvumo, o ne dėl baterijos dydžio. MicroLED ekranas, nors jau seniai sklando gandai, kad bus MicroLED ekranas, didelė tikimybė, kad laikrodis bus su OLED ekranu, o ne MicroLED. Ir palidovinis ryšys, gyvybę gelbstanti funkcija, leidžianti siųsti skubius pranešimus, kai nėra ryšio. Šitą Apple jau turi ir dabar. Jo, Ultrawatch'as turi antras. Ir pirmas turi. Ai, ne? Jo, nes, pavyzdžiui, aš netgi, man atrodo, galiu... Bet neturim Lietuvoje mes šito. Ai. Šitas dalykas nėra Lietuvoje. Ir man atrodo, iPhone'as irgi turi. Jo, tai aš ir sakau. Jau turi, jo. iPhone'us ir kalbėjau, kad jau dabar turi. Bet Ultrawatch'as turi. Ai, gali būti. Aš žinau, kad telefonas. Man iš šitų keturių, kurių išvardinai, man pirmas labiausiai patiko. Dėl to kraujospūdžio stebėjimo? Jo. Okay. My gosh. Ką tik įvyko, Hebra, jūs nematėt, bet ką tik įvyko valandos pertraukėlė. Jo, buvo atėjęs klientas. Atėjo klientas, ką iš čia veikia? Ai, čia veikia, mes čia ką tik. Ne, ką, jeigu žiūri tavo kompas, galimai, nebus dar, bet kompas bus sutvarkytas ir bus gražus. Taip. Šiaip galėsime padaryti prieš ir po gal fotkas. Manau, būtų smart. Bus, žinai, kaip tipo glow up. Jo, visą laiką reikia tokias fotkas daryti. Glow up. Šiaip jaus, aš kaip rinkodaros specialistė reikalauju tokių nuotraukų. Taip, negaudo, nėra žinutės, kad reikia padaryti tokių nuotraukų. Not throwing anyone under the bus. Didn't think about it before, actually. Ok, grįžtam prie mūsų temų, fainų. Jo, tai man atrodo su Apple laikroduku kaip ir užbaigiam. Ai, tu prieš pat išeidamas pasakai, kad tau labiausiai patiko kraujospūdžio stebėjimas kaip nauja funkcija. Aš manau, kad tai labai daugam padės. Jo. Sekti savo sveikatos dienyną. Nu, jo. Nežinau, kiek jis bus tikslus, nes mes kaip visada žinome, pavyzdžiui, pulso tikrinimas, jis nėra pats tiksliausias, žinai, su įrenginiu, kuris yra tavo ant riešo, bet yra daug geresnių, ypač tie, kurie dedasi čia ant krūtinės. Tie yra specialūs būtent, kad sekti, žinai, tavo pulsą. Aš turėjau tokį, by the way. Jie labai yra tikslus ir labai yra geri. Taip gali išgauti tą tikrą atsakymą, žinai, kaip tu po krūvio
kaip tavo kūnas reaguoja po viso krūvio. Man buvo Ir- ligoniniai tokį uždėję. Tai va. Tai tas labai, čia žinai, šis dalykas yra labai svarbus tiem, kurie nori pasiekti kažkokio gero rezultato. Yeah. O dėl kraujospūdžio, tai bet kuriuo atveju tie aparatai, kurie yra, renkami, sukurti, kaip pasakyti, atskiri specializuoti, visada bus geresni už tuos, kurie dedami yra va čia, bet jie aišku su laiku tobulėja, kas yra iš tikrųjų labai faina ir matyti. Vis laik yra gerai, yra tam tikrų netikslumų, bet esmė tame, kad prieimas yra labai lengvas. Yeah. Tu gali nusipirkti device'ą, kuris su paklaida parodys tavo pulsą ir tas yra gerai. Ir galbūt tai gali, žinai, išgelbėti tavo gyvybę. Jo, arba priversti, žinai, atkreipti dėmesį. Jo, faktas. Aišku, čia yra toks labai plačiai, žinai, paimta. Galbūt ir nepadės, bet aš manau, kad tikrai yra pavienių atvejų, nekalbu aš, kad visų, žinai, didžiai dalį žmonių, bet manau, kad vieniem ar kitiem individualiam žmonėm gali tai pagelbėti. Yeah. Tai aš manau, kad kraujospūdžio šitas matuoklis bus gera funkcija prie to, kas jau yra sudėta. Jo, aš tau visai pritarčiau. Tai va. Ok, kitos karštos žinios, ne visai būtinai tech pasaulyje, bet manau, kad pakankamai... Keistos. Jo, nežinau. Tai bankrutuoja įmonė 23andMe, 23 ir aš. Kas nesat susipažinę su šia įmonė, tai yra viena didžiausių DNR tyrimų įmonė, kuri jums pasako jūsų šaknis, gali netgi ligas pasakyti, tam tikras genetinės ir panašiai. Tai jeigu atsimenat, man atrodo, maždaug COVID laikotarpiu per karantiną buvo didžiausia banga, kai žmonės užsisakinėjo šitą paslaugą ir kaip viskas vyksta, tai jie atsiunčia jums rinkinuką į namus to DNR tyrimo, jūs tenais pasiemat ten seilės savo ar dar kažką, turit lauką gal kokį įdėt, jo, ir į tą rinkinuką atgal supakuot, išsiunčiat jiems atgal ir tada po kiek laiko jie jums atsiunčia jau pačius rezultatus. Tai tenais kiek procentų esate europietis iš kažkokios šalies, ten 23 vokiečio, 15% švedų ir panašiai. Tai jo, buvo tikrai didelis bumas, sakau, maždaug COVID metu, 20-21 ir tada jie ir didžiausiai įvertinti buvo, jie tuo metu siekė apie 6 milijardus savo kaip vertę. Aš suprantu, kad 23 metais buvo byla iškelta. Dėl duomenų pažeidimo? Dėl duomenų pažeidimo, taip, buvo nutekėjimas duomenų ir jų klientai, kaip suprantu, ar kažkas... Labai primena tą, kur CCTV buvo, ne? Ai, jo. Nu tik čia, žinai, CCTV, aišku, tavo kortelė. Čia tavo DNR. Čia tavo kalbam apie tave visą. Jo. Aišku, tenais to DNR, tai abejoju, ar labai daug... Įsivaizduoju, po 10 metų sužinosim, kad iš lempos netyčia gatvė pamatysi vaikščiantį tave, lygiai tokį patį žmogų kaip tu. Nes pavogė, nes nuklonavo. Crazy. Įsivaizduoju? Yeah. Ir jeigu tu jį pastebini, tai tu irgi miršti. Yeah. Aš iš tikrųjų pati norėjau pasidaryti tą tyrimą. Aš nežinau, kur aš nejausiu šitą mintim. Tu norėjai pasidaryti? Jo, aš galvau, kai buvo bumas ir visi socialinėse tinkluose kėlė. Tu būtum buvus 7 milijonai ir vienas. Ir vienas, jo. Aš kažkaip galvau, kad būtų visai įdomu kažkada pasidaryti, nors aišku, aš nieko nesitikiu savyje rasti, nes pas mane yra koks 99% lietuvės. Nemanau, kad labai nustebintų. 9% moteris, 1% vyras. Abejoju, ir tai būtų. Tun. Labiau kokie 99% lietuvės, ir ten būtų tas 1% Lenkijos, nes mano ten pro 9 kartus prosenelis iš Lenkijos. Arba būtum sužinojęs, dėl ko tavo daiktai įeina pirmą ir kodėl. Jo, tikrai. 55% Filipinai. Tai buvo iškelta jiems byla, tai jie jau tada buvo praradę, man atrodo, labai daug pinigų šiaip dėl finansinių sunkumų, nes negali pelno gauti ir buvo vertė apie 50 milijonų ir tada dėl to teisinio viso proceso dar 30 milijonų prisiteisė tie nukentėjusieji. Tai žodžiu, trumpai pasakius, batai. Tikrai ne piragai šiuo metu 23andMe, tai kaip ir viešai paskelbta, kad ji bankrutuoja ir dabar aš kaip suprantu, ji bus parduodama galbūt netgi. Ir
kas toliau laukia, sunku sužinoti. Visi, aišku, internautai ne tai, kad pergyvena, bet labiau kaip ir kelia bangas ir pyksta iš dalies šiek tiek dėl to, kad tokia įmonė bankrutuoti yra labai nesaugu, dėl būtent visos saugomos informacijos ir kad tai yra žmonių DNR. Kur ta informacija senais? Jo, ir dabar visi sako, nu tai ką, tai bus parduodamas the highest bidder. Nu, tipo, tai ten kokia kinų kompanija nusipirks. Jo, ar tai Rusijos ten kokie... Oligarkai susimetę hebra. Ar Kinijos nenorite susipykti, va čia biškite yra informacijos apie žmonės. Nu, tai va, tai kur ta informacija dabar žmonių nukeliaus, niekas yra nežinau. Žinai kaip... Nu. Tai va, tai realiai tiek apie tą 23andMe. Nežinau, parašykit, ar kas nors jūs esat pasidarę šitą tyrimą. Man įdomu, tai žiūrinčių čia. Jo, tikrai kažkas žiūrinčių čia buvo pasidaręs. 100%. Tu vos nepasidarai? Aš žinau, kas pasidarė iš mano aplinkos. A, žinai? Jo, bet ten buvo kaip dovana, ten buvo padovanotas, tipo prikolas. That's lame. Ką žinau, tipo visai įdomu buvo. Ta prasme, aš geriau būčiau paėmęs, nežinau, Epic Meal'o kupono negu... Pasidaryk, karočiui, susikišk tą daiktą savo į subinę, į nosį, žinai, burną ir paskui sužinosi, ar tu ten pusiau ten kinietis, ar ten pusiau ten, nežinau, turkas. Ar turi Lenko savyje, ar neturi Lenko savyje. Realiai lietuviams čia didžiausias klausimas - Lenkija. Jo, ar tu papolskai, ar ne? Jo. Tai tiek apie 23andMe. Ketvirta, man atrodo, istorija šios savaitės yra dingo Google Maps istorija? Klaustukas? What? Jo. Negirdėjai apie šitą, neturbūt? Ne. Žodžiu, žinai, kaip anksčiau Google Maps įrodydavo tavo istoriją, kur tu buvai ir keliavai ir galėdavai pasižiūrėti? Tipo... Tu galėdavai pasižiūrėti, ką tu veikiai 21 metų sausio 12 dieną. Ok. Neprisimeni? Neprisimenu. Tai gal tiesiog nenaudojai? Aš aš buvau kažkada naudojęs, bet aš neprisimenu, kad jis būtų. Čia nėra tas tipo, kur... tas efektas, kur tipo, tu prisimeni, kad Monopolio tas bičiukas yra vienaip atrodo, aš tikrųjų kitaip. Mandela efekt. Jo, čia nėra, kad tipo, gali būti Mandela jis niekada nebuvo, arba, aš nežinau. Aš neprisimenu. Aš atsimenu, aš niekada nenaudojau tos funkcijos, man neįdomu buvo, kur aš buvau, bet kažkada mes su draugais ginčiamės dėl kažkokio dalyko. Tu gauni notificationą. Nebuvo tokio dalyko? Tu gauni notificationą, pavyzdžiui, kai palieki paparkuotą mašiną. Ne, aš gaudavau notificationą per Google, kad tu buvai, bet ten dėl nuotraukų, kad prieš metu, never mind, čia nesusiję dalykas. Aš gaunu, tipo, kažkokią lokaciją, priskiriama yra būna, tipo, su Google kartu ir, tipo, prieš metus tu buvai čia tą akimirką, čia nesusijęs dalykas, please continue. Aš tai irgi apie šitą funkciją realiai pagrindę žinau tik dėl to, nes mes su draugais kažkada ginčiamės dėl kažkokio dalyko ir mums reikėjo ten, kur kažkada buvom. Ar nebuvom ir mums dienos reikėjo. Ir tada tiesiog atsidarė telefoną ir pasižiūrėjo. Ir tik dėl to Google Maps istorija yra gyvavo. Tik dėl to mūsų vienos paieškos. Argumentuoti, Taip. Pasakyti, kad girdi, mes ten Aš čia šeštadienį buvau, o ne pirmadienį, kaip tu prisimeni. O mes buvom prigėrę, aš nieko neatsimenu. Tu tenai myžai tame, žinai, tipo, ten už kampo. Ar tu prie to krūmo myžai, ar prie to? Tuoj pasižiūrėsi Google. Prisimeni, mes išėjom ir policininkas laižė su bomžu. Žinai, tipo, kažkokia visiškai... Nebuvo. Taigi buvom. Tai va. Laisvės alėjai, buvom. Laimėti konfliktams buvo skirta ta funkcija. Abudu paskui myžom į fontaną. Žinai, o Google Maps įrodo, kad pasirodo myžo tam policijos. Jo, pasirodo myžom už kampo prie policijos komisariato. Jo. Tai va, kaip tai atsitiko, pasirodo, jie netyčia ištrynė. Oh my god. Gerai, ne visai tai buvo. Tipo, accidentally deleted, bet jie, kaip sako, turėjo gedimą, dėl kurio išsitrynė. Tai dabar visi, kurie neturėjo backup'o, tipo to, kaip backupas lietuviškai? Nes aš vėl jau jaučiu komentatorius, kurie pyksta ant manęs, kad aš angliškai pusiau šneku. Aš tikrai nežinau, kaip lietuviškai. Aš nežinau, irgi. Žodžiu, laikmenoj. Debesy, jeigu neturėjo duomenų išsaugota, tai jų daugiau ir nebeturės ir nebegaus. O tie, kurie debesy laikė savo tokią informaciją, tipo... Cloud save turėjo. Jo, tai... Forza, kurie žaidžia Forza, tas žinos, kiek laiko užtrunka, kol tas cloud save'as pasileidžia. Tai va.
Tai žodžiu, bet... Ar gavus, ar buvo taip, kad bičias, ten sakai, kad netyčia pradžiai sakai, ar norėjau jau, žinai, jau pasakyti, tipo, ar nebuvo taip, kad, žinai, sėdėjo, stovėjo kažkur, žinai, bare, prisėdo su kėbra ir tiesiog, žinai, kaip nusispaudžia. Jo, ir pys, bum, arba, žinai, valasi dantis ir žinai, ir skrolina tik tokia, va tai, va, žinai, pasidėjęs ten kažkur ant staliuko, arba ten ant kriauklės ir vanduo, žinai, užsipylė, žinai, ant ekrano ir gaus strinį, delete. Išsitrynė visi įdomu. Viskas. Ten jau Džonas nebežinos, kaip jis ten buvo San Francisco 2.15 dar kažkur. Būtų crazy. Viskas. Tai va, aš įsivaizduoju, kad tai, va, manau, būtų įdomesnė, žinai, situacija. Būtų paaiškinę, tipo, va. Čiuvas barėse. Arba ten, nežinau, jo laipio ten kažkur tai ir iškrito telefonas ir taip nusispaudė, bičas sugavo taip ranka ir nusispaudė. Būtent tas developeris vienas, kuriam priklauso visi duomenys, jis netyčia jam iškrito telefonas. Jo, abejo, ir Google laikytų visą savo duomenį pas vieną developerį telefoną. Bet ten tiesiog buvo, what this button do? Žinai, tipo, don't press. Jo, tą dieną vaikus pasikvietė, žinai, tas tipo, bring your kids to work. Pasikvietė ir vaikas, what this button do? Jo, žiūrėjau. Nu tai va, tai žodžiu, jeigu norėjot pasižiūrėti savo senas keliones, tai nuo šiol nebegalit. Nebent buvot protingi jo ir backupą pasidarėt. Nu dabar jau, man atrodo, čia prie tavo temos labiau judėsim, nes sakai, kad matei ir girdėjai, arba Geda sakė, nežinau, apie Huawei tos sulankstomus telefonus. Aš beveik nieko nemačiau, mačiau tik tais, kaip jie atrodo. Kas ten gero? Išskirtinio dizaino. Aš Huawei nepernešu šiaip iš tikrųjų kaip kompanijos. Ana? Man tiesiog atrodo labai cheaper version of Samsung. Nu ja. Ir plus, man atrodo, Huawei neturi kartais problemų su Google. Taip. Taigi pas juos užblokuotas Google, man atrodo. Vienas iš dalykų, dėl ko man nepatinka Huawei. Huawei. Ok, fair enough. Nėra taip, kad aš keistai sakau pavadinimą. Huawei? Aš sakau Huawei. Tai aš anksčiau sakydavau, galimai bus užbypinta. Aš tik sakau, bet jo, aš irgi žinau, kad Huawei sako. Žinau, kad čia teisingas. Huawei. Aš nežinau, jeigu prisikabins bent vienas žmogus, to kaip aš pasakiau Huawei. Nueikite MKBGT šitą YouTube kanalą, pamatysite. Ir paklausykit. Ja. Iš esmės, tai iš dizaino bent jau kiek aš mačiau, tai jis atrodo beveik taip pat kaip Samsungo tas foldas. Kai susilanksto, tipo, yra kamerytė, yra ekraniukas ir tas tiesiog pats bodis. Bodis. Tai nežinau, visai cute atrodo, bet... Atrodo gerai. Geras ar ne, nežinau. Atrodo gerai. Bet įdomu, kaip bus šitie visi reviewsai. Jo, aš tikrai nepirksiu. Tikrai ne. Yra dalykų, kas geriau veikia. Aš jau mieliau eičiau prie Samsungo. Ar ne to pačio ten Nothing. Net ir jeigu flipas. Aš manau, kad šitie visi flipai, foldai yra jau kitos rinkos žmonių, žinai. Jau tokie, kur jau... Aš nežinau, kai tu pamatai žmogų su flipu... Sumačius tiesiog mieste. Žmogus su flipu, su foldu. Žinai, mano draugė Aistė. Nežinau. Sorry, Aistė. Žinai, Aistė, jinai buvo atvažiavusi į ofisą čia tada, kai mes kompus važiavome. Tai jinai turi foldą. Jinai turi foldą? Jo, jinai Samsung foldą turi. Ir jisai per pusę lūžta. Flipą? Ne, palauk. Tu taip darai. Tai čia flipas. O foldas taip? Foldas yra taip. Tai jinai flipą tada turi. Flipą turi, okei. Ir mano geriausias draugas Martynos tėtis irgi turi. Shout out, gintarai. Irgi turi tą patį. Priversiu. Teisingai. Kaip žiūrėti Cubles kanalą? Priversti savo geriausias draugės tėčių žiūrėti. Okay. Tai irgi jisai turi tą flipą. Tai ar mama, palauk, gal bendriau. Shout out Irma. Bet... Ta prasme, what the fuck. Gal mama vis dėlto. Bet žodžiu, abiem telefonam buvo ta pati problema. Ir Aistė, jos tą patį modelį turi, Samsungo tą. Bet naujausius ar senesnius? Blemba, nu tai jos turi. Čia labai Aistė tą telefoną turi jau, gal dabar jau iš tikrųjų net ir pasikeitė. Nes šita problema čia buvo praeitą pavasarį iškilus abiems. Ir Aistė tą telefoną jau buvo turėjusi 2 metus. O Martynos mama... Čia nuo daug šito darimo turbūt. Taip, irgi apie porą metų, kad turėjo, ar gal net trumpiau. Ir jie per tą trumpą laikotarpį, palyginus trumpą, aš skaityk savo telefoną, iPhone naudojau 4-5 metus. Savo 16 naudojau 4 ir savo 11 naudojau 4 beveik 5. 16 naudojai 4 metus? Jep. 16 iPhone.
Oi, šeštą. Šeštą, okei. Jo, šeštą. 16 iPhone 4 metus. 4, aš jau ateity gyvenu. Who are you? Jo, aš ateity gyvenu. Jo. Ne, tai kad ateityje, tu žinai daugiau negu Time mes. traveler. Nu. Tai šita, tai abiem buvo ta pati problema, kad jis labai greitai susidėvėjo per tenais porą metų ir pradėjo lūžti per pusę tiesiog nuo to lankstymo. Bet, aš nemanau, kad, aišku, tai gali būti nepriežiūros dalykas, aš nieko nesakau, bet, nemanau, kad abiem žmonėm tuo pačiu metu praėjusi problema, tipo, kurie, nebent jos abidvi neprižiūri savo telefoną. Bet čia tiesiog buvo ryškiai dizaino klaida ir dar nepakankamai gerai ištobulintas telefonas. Taip. Nes tas lankstymas yra pagrindinis telefono dalykas ir jeigu dėl lankstymo genda telefonas, tai tada kam tą lankstymą dėti? Ypač labai, kad čia dizainas. Taip. Ir tie ekranai nepalaiko to, nes pradėjo lūžti per pusę. Ir ką tu galvoji, aišku, jie skambino... Martina irgi sakė, kad paskambino tipo tenais ar į Teledo, ar į saloną, iš kur ten įmeta telefoną, tipo, kad nes dar garantinis nebuvo pasibaigęs. Ir sakė, kad tipo pakeistų nuo telefoną. Ir sakė, čia ne mūsų kaltė, čia jūsų laužėt. Ir aistai lygiai tas pats buvo ir nepakeitė telefoną. Skamba, palauk. Kažkur, palauk. Sakė, čia tipo negamyklinis gedimas, labai girdėta. Naudojimo gedimas. Labai yra girdėta savoka. Kažkaip vadinasi Asus tą patį šūdą su savo vaizduškiam, motininėm ar dar kažkom, ta pati buvo irgi nesąmonė. Jo, čia yra kliento, kaip ten, customer kažkaip tai, aš pamiršau kaip tas įsireiškimas. Kročia, čia buvo kliento problema, tipo, vartotojo klaida, kad tipo per naudojimą. Tai neturite daug kartų flipint. Tada, žinai, ateina per reklamą ir tada pisa tą karočią, taip, žinai. Flipina, kaip čia pas mane fainai, mama, tai kaip galima naudoti. Substantial injury? Ne, čia gaunasi kaip... Aš dabar iešku kokias tu... Customer error, kažkaip consumer error. Customer. Tai va, tai tą patį jom pasakė irgi salonuose. Kad čia jūsų problema. Gamyklinė klaida, o Čia yra gamyklinė problema. Taip. Kad 2 metus negali telefonas išsilaikyti. Tai aš manau, kad reiktų Čia jau reiktų kreiptis į vartotojų teisę. Galbūt jo. Tai įdomu, ar tas Huawei tipo Pura X, čia Pura X tai yra telefono pavadinimas, apie kurį mes ką tik šnekėjom. Ar jisai bus kažkuo geresnis? Ką? Galbūt Pure X. Pure X. Aš jau taip sulietuvinau. Pura X. Tyras X. Tai šitą įdomu, ar jų kažkaip tai gal bus geresnis tas ekranas, patvaresnis, bet čia negali žinoti. Jie visą laiką aš suprantu, jie visą laiką pušino tą flipinimo, foldinimo technologiją. Aš prisimenu, kai ramintai telefoną svarčiau kokį imti. Jie tokia, flipa. Ir aš taip pagalvojau, technologija faina. Labai faini aksesuarai, visą kitą. Tipo, jeigu tu suflipiniais, susilankstai, labai daug vietos neužima, rankinukė. Kas yra labai gerai, ypač moterim. Žinant, kaip jūs dedat visokius šūdotas rankinukus ir vis tiek nieko neturit. Vis tiek kažką pamirštat. Nesmė. Esmė tame, kad tą technologiją tuo metu, kai rinkau ją telefoną, supratau, kad dar per anksti, manau, įsigyti tokį daiktą. Nes dabar jinai naudoja, buvo, kaip sakant, arba imti flagshipą, arba imti tą flipą, o foldas per didelis. Tai S22 Ultra pasirodo, kad buvo labai geras pasirinkimas. Tai šaunu. Taip, flipas yra fun. Foldas, aš laikiau foldą irgi rankose. Tai biškai pažaidžiau. Tai labai fainas daiktas, labai patogiai veikia. Šiaip tai smagu, tipo, žinai, bet jis nelabai. Tu, žinai, biškai pažaisti su juo kaip su fidget spinneriu. Fidget spinneriu, žinai, labai faina, bet paskui žiūrėk, kad po metų, po 2 tu jau turėsi užsiknisti su garantinis, kur galimai tau net nepadės. Tai va. Tai, nežinau. Kaip jūs manote, Hebra? Komentarus paštai, kaip jūs manote dėl šitos situacijos? Ar galbūt jūs esate vienas iš tų vartotojų, kuris turite flip arba foldą, arba kitą iš, nežinau, galbūt iš Google pusės Pixel Fold, man atrodo vadinasi, neprisimenu tiksliai. Tai irgi geras variantas. Vat įdomu komentaruose parašykite, ką jūs naudojate. Ar esate naudotojas flipo arba foldo iš bet kokio kito gamintojo.
apart, realiai, Samsungo dar kažko. Tai būtų įdomus pamatyti. Aš nežinau, man įdomu, ar Apple'as kažkada prieis prie to, bet aš tikiuosi, kad ne, nes... Aš nemanau, nėra... Aš nematau reikalo. Jo, jie nėra tie, kurie followina trendus, yra tie, kurie kuria trendus. Kuria trendus, jo. Jie yra trendas. Jo, tai aš nemanau, kad Apple'ui reikia kažko tai išsidirbinėti ir sugalvoti fold ar flip ar dar kažko. Bet nereikia, žinai, kaip sakant, nereikia dviračio iš naujo čia išradinėti. Ta prasme, yra taip, telefonai yra labai visi tarpusai panašus, kas turbūt labai užnisa, dėl to mes turim tokius brandus kaip Nothing, kur šiek tiek iš tos pusės kažką įdomiau pasiūlo, bet dėl tų foldų ir flipų tai toks yra, toks, ar žinai, arba tu, kaip sakant, čia vos ne kaip su procesorium arba vaizdo plokštė, žinai, tipo, ar tu gausi gerą čipą ar ne, tokia kaip loterija, ar tavo tą telefoną, tavo tą ekraną, žinai, kurį sudėjo, ar gerai padarė, tipo, tu gausi, žinai, gerą variantą, ar tu gausi, žinai, šūdną, kuris pametus lūž. Tai va, čia toksai žaidimas yra. Bet kad jie stengiasi su naujom technologijom pušinti, žinai, su naujais variantais, tai cool. Taip pat modelis yra skirtinai Kinijos rinkai skirtas, ne, telefonas, kaip suprantu. Ir jo kaina yra $1,370. $1,370. Nežinau. Tai nėra šiaip iš tikrųjų kaip flagshipas. Aš irgi sudoju, kad čia bus flagshipas. Nėra brangiai. Bet čia Kinija, žinai, padarė už kampo, tai čia jiem iki durų tai $10. $10. Bet Lietuvoje turbūt, sakykime, arba dar plačiau paėmus Europoje, turbūt kainuotų kaip $1,5 gabalo. Jei nedaugiau. Nes foldas tai parduotuvės, aš dabar tiksliai neprisimenu kiek kaina, bet aš tada paskutinį kartą, kai žiūrėjau, tai ten buvo 2 gabalai už foldą. Ar čia buvo launch metu, ar dar kažko? Tai... Aš galvau, kad kažkaip, rimtai 2 gabalai už tokį, už foldą. Aš galvoju, kad jie apie štuką 2 kainuoja, tai galvoju, blemba, kaip buvo telefonas. Ne, dabar žinok, jie kainuoja, blemba, jie gal 1,8, gal 1,7, kažkas to. Čia aš kalbu apie Samsungą, aš apie kitus nežinau. Čia būtent foldą. Flipas tai bet kur atveju yra pigesnė versija to. Nežinai, mažesnis, ten jau dedamas yra tas medžiagos yra jau paprastesnės, žinai, būtent ant ekrano. Kad sutaupyt. Tai jo, tai $1 už tokį telefoną. Jeigu tu Kinijoje ir ten esi, tai jo, I don't see why not. Bet kad ten su tuo Androidu, ten jie labai man patinka, kaip jie kaunasi ir bando kažką savo tokio padaryti. Šūstro. Gerai, kas toliau? Aš noriu vieną labai temą pašnekėti, apie kurią neplanavom pašnekėti, bet dar matau prieš 27, kaip tik atsidarius, kadangi esu straipsnis, yra atnaujinimas įkeltas. Tai labai tiesiog trumpai galiu prabėgti, nes iš tikrųjų absurdiška situacija ir nemažai susijusi su tech, tik dėl to, kad ant kiek dabar pasaulyje dalykai nori būti supaprastinami. Nežinau, kaip paaiškinti šitą, bet nežinau, ar girdėjai apie Ameriką, kas įvyko vakar su administracija. Žodžiu, trumpai. Aukščiausios Amerikos galvos, tai yra viceprezidentas J.D. Vance'as, tam tikri tenais krašto apsaugos, tie visi, ten head of states ir panašiai, kariuomenės ten tas aukščiausio rango vadai. Aš dabar neišvardinsiu konkrečiai, bet aukščiausių rangų vadai, krašto apsaugos, kariuomenės ir panašiai ir viceprezidentas susidėjo į grupčiatą per socialinę mediją Signal, jeigu tokią girdėjot. Na. Signal yra, tipo, mėgiama žmonių, nes ten kaip ir encrypted, tipo, saugus pakankamai, kaip Telegramas dabar sako, kad ten, tipo, encrypted, whatever. Tai žodžiu, susidėjo per Signal ir pradėjo vienas su kitu chatinti apie karo planus. Konkrečius karo planus apie 1000 karininkų pozicijas artimuosiuose rytuose ir panašius dalykus ir apie planuojamą bombardavimą Jemene. Ir netyčia tas chatas buvo palygintas. Kaip palygintas? Tam chate kažkokiu būdu atsirado žurnalistas, tai gerai, kad jisai buvo geras žmogus ir tų chatų iš karto nepalygino, nes jie buvo labai sensitive ir jeigu jie būtų patekę ne į tas rankas, būtų mirę
tūkstančiai, jeigu net 10 tūkstančių Amerikos karių, nes jų pozicijos būtų išduotos ir visi planai ir panašiai. Bet po to, kai tas bombardavimas įvyko Jemene, jis iškėlė šitą į viešumą, kad jis matė viską, kaip vyko, tipo, tie pokalbiai ir panašiai, ir kad čia yra nesaugu ir panašiai. Žodžiu, čia yra labai didelė istorija, kuri breikino vakar ir šiandien dar update'us kelia ir panašiai. Ant kiek durna? Nes Amerikoje yra toks, aš nepamenu, kaip jisai vadinasi, bet, žodžiu, yra pasirašytas kaip ir įstatymas, kuris draudžia va tokiem asmenim diskutuoti apie tokius svarbius valstybės reikalus per bet ką kito nei akis į akį. Nu, tipo, ten gali susirašyti, tipo, e-mailo ar telefonu, susitarti meetingą, ar ten apie ką maždaug bendrausit, bet visas detalės turi aptarti akis į akį ir niekaip kitaip. Tai realiai pažeidė, aišku, ir šitą įstatymą ir panašiai, bet, nu, ta prasme, crazy yra, kad net ir, vat, karo reikalai dabar yra aptarinėjami grupčiatuose. Su daug messenger. Messenger, jo, klausyk, tai bombarduojam Jemeną. Jo, rašas ten kokie, nežinau, Vokietija su tam Prancūzija. Kur siunčiam tuos, blema, 2 batalionus? Jo, nu tai va. Messenger, žinai, ir siunčia bučkį. Tipo, užtagina. Taip ir buvo tame čate, jie ten emodžius mėto, tipo, po to bombardavimo Jemene, kai tenais viskas jiems pavyko, J.D. Vance'as įmetė literaliai muscle tą emodžį, tipo, kur tokį laiko. Tai čia žinai, tipo, susirašinėjai ir sumetinėjai, žinai, tipo, ne žodžius rašinėjai, emoji. Emojis, jo. Tipo, kad ten siunčiam, jo, gerai, bus, ten, žinai, kaip reikia ten patvarkyti ir dar užsivadinę kažkaip, žinai, jokingai. Jo. Tipo, Vokietijos ten kažkaip nors amerikiečius ten koks, nežinau, ten Sweet Home Alabama. Sakiom nesąmonėm ir tipo užtagina su tais jų vardais, tokiais nickname'ais, o ne jų tikrais vardais. Tai va, tai iš tikrųjų žiauru. Aš dabar net nežinau po tokias situacijas, ar verta investuoti į Signal, nes pakils jų akcijos, ar nukris dėl tokio skandalo. Nors aišku, Signal pat. Kaip ten there's no bad publicity? Jo, there's no bad publicity. Jo, bet kur atveju čia yra... Jo, jiems tai čia milžiniškas publicity. Jo. Bet veiksmai tų asmenų tai piliški. Crazy. Galėjo tiesiog nesusirašinėt. Ta prasme, aš kartais... Gerai, čia durna. Ne kartais, o šiaip, tipo, aš bijau nuotraukas tam tikras siūsti. Ten per visokius tai programėlės, nes galvoju... Hebra, OnlyFans, kitą savaitę, Ramančionio. Tai linkas bus apačioje. Čia jau dabar aš, tipo, soft launchinu. Čia dabar tu turi, čia yra official launch of Ramančionio OnlyFans. Tai Hebra, jeigu nori pasubscribinti, neprisiminsiu visų vardų, bet labai laukite žmogaus, ar galite gražinti tą paną su dideliais... Tai, guess what? It's coming to big screens. No, it's not. No, it's not. Bet, nu jo, tai tipo, aš kai ten kažką, tai nežinau, ar tai durno, ar tai spicy, ar whatever, nori, tipo, ten santykės apmūnant, nori siūsti. Aš net to bijau ir aš realiai nesusuntusi, nes aš bijau, kad gali nulykinti. Žmonės apie savo karo planus chatina per group chatą. Hebra, aš visiems rekomenduosiu dideliem ir didesniem. Nesiųskite jokių tokių fotkių, nes kažkada bus panaudota prieš jūs ir geriau to nereikia ir niekam nerekomenduoju. Ir kad jums siūstų, šiaip kiek man gerai nesiūstų, kad jums nesiūstų ir kad jūs nesiūstumėt. Gerai, apsisaugojam ir tiesiog to nedarom ir kaip sakyčiau, va čia gali būti movementas, žinai. Taip, kas reikės... We don't send it and they don't send it. Jo, kam reikės pamatys realybėj ir nečektinkit apie savo karo tiesiog planus. Tiesiog susitikit. Coffee shop'e ten ar dar... Aš nežinau, kur dar jaunimas... Žinai kur? Toj Švepso budelį Bardake. Taip, norit pamatyti vienas kito vlogą, varykit į budelės, varykit padelį pažais, kaip dabar mėgsta. Aš nežinau, what young people are into these days. I have no idea. Aš pats esu vienas iš tų, bet jeigu tiesiog susitikite ir siūskite, kaip sakant, gyvai. Bet davai nedarom to per chatus ir dar kažkur. Ir davai nelykinam, davai nebūkite šitie... Kaip tie? Dalbajobai. Ne, nes tu kačinkit žmonių. Nu jo, nebūkit. Gerai, kam čia lykint? Bet tie, kurie pasilykino, tai dabar va tokie, ten ta, kur, žinai, realiai, dabar visus įmanomus podcastus eina.
Jep. Tai va, sakau, Kaip su vyru per visus tam budelės praėjo, tai dabar per podcastas. Taip. Tai va, tai tiek apie Amerikos situaciją ir Signal, tą grupčiatą. Jo, čia labai šviežia istorija ir aš tikrai negaliu dar visko pasakyti, tai pasiskaitykit patys, jeigu įdomu. Ir paskutinis dalykas, jeigu norim dar pašnekėti, tai Gedas prašė padaryti reactioną vienam videkui. Palauk, pažiūrėsiu, kokios jis trukmės. 1:07. Davai. Kokį videko? Nežinau, aš nemačiau. Kodėl nesustoja? O, sustoja. Ai, kur, matau, Čia robotas. žinau šitą metodą. Na gerai, pažiūrėsiu. Aš gal mačiau per žinias? That's creepy. Žiauriai creepy. Kaip jisai greit juda. Palyginus, nes robotam dažnai reikia, žinai, pagalvoti ir pasisukti po truputį. Ir jis dar taip... O jis labai Dar labai organiškai. Jo, organiškai, realistiškai. Žiauriai creepy. Oik tu! Kur verstukas? Aš dabar, mano smegenis nefiksuoja, ką mato. Žinai tą fenomeną... Opa! Kaip jisai vadinasi? Man atrodo, kad čia animuota. What? Jokauji! Okay, that's cool. No way! No way, girdėjai pasakė, no way. No way. Žiauriai krūtai. What the fuck? Dar vienas yra. Dar Bet čia jau 6 minučių, tai nežinau, ar visas žiūrėsim. Ai, čia visas gal kaip dokumentika. Čia sikūtė. Ok, mes dabar žiūrime toliau. Galbūt kažkas iškartos. Aš galvoju, ar čia tas pats ar ne tas pats, aš mačiau internete praeitą savaitę videką. Ne, kito videko, kurį aš mačiau praeitą savaitę videką, kur robotas dirba tenais kažkokiai, kaip įmoniai. Bet vat kažką panašaus daro, jis ten nuo receptiono vaikščio, su žmonėm kažką paima ir tada kažką pradeda. Ir tiesiog, ir jisai tipo dirbo ten gal 16 valandų be perstojo, ar daugiau. Ir tiesiog tipo paėmė kažką žmogus, nusisuko ir tiesiog nukrito. Tipo, nuolpo, bet robotai negali nuolpti. Gal tiesiog baterija užsikrovė. Nu jo, bet ten visi komentarai buvo, tipo, kad alinat robotus, kad čia abuse. Ir aš tokia, nu jo. Oh my god, tipo, robotas neturi. Oh my god, yeah. Abuse. Literaliai robotas tam yra sukurtas. Tai davai, net robotų net nėra normaliai pakurto, jau yra, jau šitie, tipo, jau robotai feelings turi. Yeah. Eikit šikti, blemba. Jo, tai va. Prasidės dabar nesąmonės. Bet man toks dabar uncanny valley, žinai. Robotas neturi teisių. Viskas. Viskas, taškas. Jis yra pagamintas žmogus sukūrė. Žmogus nuspręs, ar jis turės teisę ar ne. Ir aš sakau iš karto, jokių teisų robotam. Prasidės. Karočią, to žvaigždžių karai prasidės. Yeah. Mes esam filmus sukūrę, ko nedaryt. Kaip šūdo nemalt. Jo. The Creator. Filmas. Ne, Creator, jo. Creator? Man atrodo. Jo, Creator. Hebra, davai nedarom nesąmonių. Taip. Ramiai. Mes esam, sakau, mūsų per paskutinius 20-30 metų filmai apie robotus ir mums nereikia to pačio šūdo. Jo, nekartokime padarytą filmą. Jo. Kažkokias teisės. Žaidimai. Tas Detroit Human, ne? Detroit Human. Net žaidimai yra sukurti aplink tą. Bet ten nebuvo blogai. Ten buvo ir idėja, ten buvo iš robotų pusės idėja. Nu, tipo, ta žaidimas buvo robotų pusėje. Čia yra robotas. Jis neturi sielos, jis ne. Fair enough. Let's not go there. Yeah. Tai, bet man dabar žiūrint šitą videką toks uncanny valley. Žinai šitą fenomeną uncanny valley? Tipo, žodžiu, šitas fenomenas yra, kai tavo smegenis mato kažką, kas yra labai panašus į žmogų, bet nėra pilnai žmogus ir tada gauni tokį creepy feeling, tokį the jitters. Aš gal norėjau paprikolinti, kad pas mane tiesiog neišneša smegenis tokį, bet žinau, be ką tu jo. Taip, tai būna, pavyzdžiui, tikroviškos lėlės, tam tikros animacijos tikroviškesnės, kur labai panašus arba kur žmogų, AI dalykai sukurti, ne? Arba jo AI, va. Tai va, man grinai su šitų robotų dabar yra uncanny valley, kur mano, tipo, smegenis pilnai nesupranta, nes jis juda beveik kaip žiauriai organiškai ir aš tokia, tipo,
This is not a person. Galbūt iš movemento, bet movementas primena man tiesiog žmogų, kuris ką tik pabuvo šnekut ir prigėrė 6 salaus ir sugalvojo draugam parodyti, kaip, žiūrėkit, Kebra moku kulverstuką padaryti. Kulverstuką. Žiūrėkit, dabar dėdė parodys, kaip reikia daryti. Va čia man tavo priminė, bet tokio jausmo neturėjau. Vat tiek, šiaip iš tikrųjų, kiek esu matęs tų AI tipo, tų šūlų tipo, kur labai realistiškai, ne karto neturėjau tokio. Nesigavęs tu Ne, kažkaip tai. Fair enough. Aš manau, kad dar realybė nuo fantasy dar, kaip sakant, netikraus, kaip sakant, realybės dar atskiriu. Manau, kad atskiriu, manau. Yeah. Tai šitie humanoidai vadinasi Atlas. Man patinka, kaip jau pavadinimus, jau atrodo, jau nebeturi kaip pavadinti, naudoja iš filmo arba iš žaidimo. Jo, Atlas. Šiaip nori prikolo? Nori prikolo? Per Call of Duty Advanced Warfare. Kevin Spacey buvo vienas iš pagrindinių blogiukų ir jo kompanija vadinosi Atlas. Nu va. Taip. Filmas yra Atlas su Jennifer Lopez. Gali pažiūrėti Netflix'e. Jau. Reklama. Ne, reklama, ne. Almost a year ago, we announced our new Atlas robot. Faster, stronger, more compact, and less messy. We're designing the world's most dynamic humanoid robot to do anything and everything, maybe even change work as we know it. Okay, o bus flip or fold versija? Žinai, išleidom flagshipą, tipo geriausią modelį, žinai, kaip iPhone'o. O dabar galima, yra flip or fold versija. Jo, galima kišeninę versiją. Jo, galima kišeninę. Galėčiau tai kaip draugą turėti. Kauši? Nu, žiauru. Tai va, nežinau. Baigėsi temas. Jo, realiai apie viską pakalbėjom, man atrodo, ką galėjom. Užtrukom tik tai 3 valandas ir 50 minučių. Spėjom pasenti per tą laiką. Tikiuosi padavėm kontento jum. Kontentuko? Jo. Prašom. Ai, tai jeigu turi ką sakyti, tai prašom. Jo, tai nežinau, norėjau padėkoti, kad žiūrėjot mūsų Tautvilu. Nepamirškit palikti mums komentarų. Subscribe mygtukas apačioj. Jo, keli svarbiausi dalykai. Subscribe, like, comment. Pakomentuokit, palaikinkit, pasubscribe. Ar kažkas dar kažkas siūlo share'int? Share'inkit. Šiaip nelabai. Ne. Čia jau natūraliai gaunasi. Tada nepamirškite įsijungti Tautvilo streamų, nepamirškite, kad podcastą, jeigu norite turėti, galite filmuoti pas mus arba editinti videkus, jeigu reikia, galim padėti montuoti. Nepamirškit nueiti į mūsų qbuilds.lt parduotuvę, pasižiūrėti, kokių turim dylų šiuo metu tenais, arba netgi užsisakyti naują kompiuterį, nes tu to nusipelnei. Ta trečia kamera manęs nemato, bet nieko tokio. Ir žiūrėti mūsų... Gal pajungs. Taip, tu. Tu nusipelnei to. Žiūrėti mūsų streamerių. Ateiti pas mūsų Discordą. Ir pasiekti mūsų socialinėse medijose. Turbūt tiek. Ja. Tai kaip visada, nepamirštam pasubscribe. Jep, ir žiūrėti mūsų kitą savaitę. Tai tiek bus šios savaitės žinių. Ačiū, kad žiūrėjote ir susitiksime kitą savaitę. Iki. Ate.